Sveiki žiūrovai, štai mano rankose peiliukas, o tai reiškia, kad šiandien vėl bus kažkokia tai dėžutė pas mus, ne? Na kągi, eilinis vakarėlis ir vėl į Lidlą užšokėlis ir štai ant stalo grinderėlis. Nu, bulgarkė, kaip bulgarkė. Taip, dar neišpakuota, nežinau pats, kas čia yra. Aišku, labai gera kaina. Tai vat pasižiūrėsim, kokia čia jo kokybė. Ar čia galima bus kažką tai dirbti, ar bent vamzdžio gabalais mums atpjaus. Nu, viską sužinosim netrukus. Taigi jau plėšiam, pažiūrim. Nu, už tokią kainą tai čia galima visko prisipirkti, ar ne? Ir jokių būdų nepagalvokit, kad čia aš kažką reklamuoju ar ką. Čia tik tai asmeninė mano nuomonė apie šitą prekės ženklą. Net nesakysiu garsiai ir pavadinimą, nes nežinau, ką čia tikėtis, ką čia rasti. Nu, kaip matėm, šmirgelis tai buvo padarytas tikrai kokybiškai iš metalo. Kol kas tarnauja, jau ten įrankius aš savo jau pasigalandau visus. Taip, rankena jo. Čia jau mes nieko nebepribursim, jisai visas surinktas yra. Nieko čia, jokio konstruktoriaus nereikėtų tikėtis, pasižiūrim. Nu tai, Vokietijoje gamintas. Čia kas čia? Čia metalas. Čia metalas, viskas toliau iš plasmasės. Čia viskas plasmasė, čia tokia kaip guma, kad neslystų. Dabar klausimas, koks čia tik tai elektroninis valdymas, nes matau, yra greičio reguliatorius. Taip, įjungimo mygtukas su apsauga. Aha. Reiškia, taip mes neįjungsim. Reikia pastumti į priekį ir tada tik tai įsijungia. Nu, čia jau profesionalus pliusas. Gerai. Toliau mes galim reguliuoti galią. Aha, čia yra segmentinis reguliatorius. Čia yra ne potenciometras, kaip aš galvojau. Čia yra perjungiklis. Nes aš galvojau, pasižiūrėjęs į viršelį, pamatęs galios potenciometrą, aš sugalvojau, kad čia yra iš tikrųjų 12 voltų variklis, kaip dauguma suktukų naudoja, ar ne? Akumuliatorinis principas, reiškia, arba 24 voltų variklis, plus įtampos konverteris ir jau šitas potenciometras reguliuoja jau žemą įtampą. Jeigu čia iš tikrųjų segmentinis perjungiklis, o ne potenciometras, tai labai gerai. Reiškia, variklis yra 220. 1200 vatų maksimum galia. Tik tai aš bijau dėl Parksaido šitų nesąmonių. Todėl, kad šitas daiktas, mini šlifuoklis, iš karto šitas fiksatorius išlūžo ir sudegė originalus jungtukas. Tai teko truputį imtis modifikacijos, o ten kiaurai per ašį išgręžti skylutę, dabar aš čia kišu mažą graštelį ir taip užfiksuoju ir tada tik atsuku, pakeisti galvutes. Tai gali būti, kad ir čia labai yra silpna vieta. Pamatysim, padirbėsim, pamatysim, kiek ten man reiks tuos diskelius keisti. Reduktoriaus laisvė, kaip ir visų kampinių šlifuoklių, viskas ten panašu. Taip, apsauga plienas. O ką daugiau? Aušinimas. Gal patogu. Svoris tai nepasakyčiau, kad labai jau lengva.
šita, kaip mes ją pavadinkim, bulgarkė, ne? Tegu nesupyksta kalbininkai, bet taip jau mūsuose vadint mes pripratom. Čia dar papildoma apsauga. Supratau. A čia kam, kad diskelio nenulaužtų? Ar čia dar kažkur užsimauna? Va, čia reikia instrukciją pasižiūrėti. A kur diskelis? Palaukit. Kaip čia dabar gavos man? Tai ką, ieškom diskelio. Taip, rankena. O, kaip genialiai įdėtas raktas. Čia taip pjaunam, norim diskelį pasikeisti ir jau vietoj rankenai. Tai aš nežinau, čia nuo vibracijos, tai iškris, čia pamesim įmes jį. Taip, kaip čia taip įdomiai sugalvota. Taip. O. Va, vėl reiks instrukciją versti. Čia kažkas viduje yra. Varžteliai, kas čia? Kur jie turėtų būti? Čia kažkokie gal fiksatoriai. Nežinau, išsiaiškinsim. Instrukcija. Taip, ten kažkas viduje kietas. Verčiam. Taip, diskas yra. Ką mes su juo galim pjaut? Metalą galim pjaut, taip? Ir vėl Germany. Ta gal gerai, ką? Jau labai plonas, toks kažkaip tai labai lengvas. Aišku, diskelius tai čia jau reikėtų devaltą statyti, nes čia su šituo parksaidiniu neaišku, kiek aš čia. Vėl klausimas, ar nekreivas. Bus matyt. Gal ir nieko. Instrukciją tai mes iš karto persiskaitom, kad nekiltų kažkokių tai abejonių. Ką noriu parodyti, kad vėl susiduriam su profesionalumu. Žiūrėkit. Matot? Netgi numatomas šepetėlių pakeitimas varikliui. Štai parodyta, kaip tą padaryti. Na, tai čia jau pagalvota apie ilgamžiškumą, kadangi tikrai galima suprasti, kad reduktorius yra tikrai patikimas, kad reiškia jį galima naudoti netgi iki tol, kol susidėvi šepetėliai. Tai Parksaidas šį kartą apskaičiavo, kad šitas daiktas tarnautų ilgam. Aišku, parašyta, kad 3 metai garantija. Taip, išsipikuojam laidą, nekišam į rozetę, taip, viskas saugu. Pabandykim užsidėti diskelį. Pažiūrėsim, kiek šitas fiksatorius laiko. Taip, pažiūrim, kur jisai įkrenta. O, čia. Gerai. Atsisuksim. Kaip čia pamatyti guolius? Jo, matosi, yra guolis. Tai aišku, čia nebus, aišku, kad ant įvarių nebus. Taip, užsifiksavo, viskas gerai, dedam diską. Kaip čia jis įsėda. Gal taip. Gal taip. Pažiūrėsim, kaip čia užsifiksuos. Nu, ir kurgi. Va, šitoj vietoj. Ir ką? Ką leidžiam? Pala. O tai runkenas nereikia prisisukti. Kaip mislinat? Ar šitaip? Kai apsauga stovi šitaip, ar runkena šitaip? Nelabai, ne?
O koks mums skirtumas? Iš kitos pusės irgi yra skylė. Taip, viskas čia. Ir čia yra skylė. A tai kaip norime tą rankeną, kaip patogiau pasidarom, taip? Jeigu šitaip pjausim, tai šitaip rankena stovi. Ar ne? Šitaip, ar ne? Pjausim. O gal kitaip pjausim? O gal apsaugą taip galima pastatyti, taip? Ir tada jau rankena kitoj pusėj. Taip, čia parodyta kryptis, kaip sukasi diskas į tą pusę. Taip? Jeigu mums reikia iš tos pusės, mes rankeną prisisukam čia. Dabar nežinau, kaip čia mums testuoti jį. Šitą grinderį, jau dabar sakau jį. Nebe bulgarkė, bet tapo jis, ne? Šitaip irgi nepatogu su dešinė ranka. Šitaip, tai kaip čia jums dabar parodyti? Ar gal taip parodysim, taip? Ten pirmas greitis, taip? Pirmas greitis. Nežinau, ar čia iš tikrųjų greitis, ar čia galingumas. Tai, aišku, dažniausiai greitis priklauso nuo galingumo. Gerai, saugiai padėta, niekur jis neskraidys. Įsijungiam į rozetę. Aišku, čia lauko darbam, tai aš nežinau, čia nelabai turbūt tinka. Įžeminimo nėra. Na, gerai, kad čia tik kad plastikas niekur su metalu aš nesiliečiu. Bet, kaip sakyt, nežinau, be įžeminimo. Tai vienu žodžiu reikia atsargiai. Nu ką, įtampa paduota? Pažiūrim. Dėmesio, silpnų nervų nežiūrėt, užsikemšam ausis. Laikom smarkiai. Žiūrėsim, kas čia bus su to disko. Nu, akinius užsidėkit, maža kas sprogtų diskelis. Važiuojam. Vis tik greičiai čia. Labai silpnas greitis, tai aš nežinau, kam čia poliravimui turbūt. Čia jau tikrai nepjovimai, mes su tokiu greičiu net pjausim. Nieko. Taip, pasikeičiam. Tada greitį. Ant 6 nereikia gal. Nu, kiek čia mes ant 4 galim pjauti? Ant pusės, taip, pusė. Pažiūrim dabar. Opa. Pakankamai patogu, bet jau žiaurus triukšmas. Tikrai, nu, tokio triukšmo tikrai nesitikėjau. Jo. Ką esu girdėjęs, tai bulgarkės normaliai dirbo tyliau. Čia ant 4 greičio. Ir šitaip triukšmauja. Nu, bet kai sako, vienam papjovimui, kaip už tokią kainą ir už tokią firmą. Tai va štai toks minimalus prekės pristatymas. Pažiūrėsim, kiek jisai tarnaus šitas kampinis šlifuoklis. Aišku, aš negaliu dabar pademonstruoti čia jokių pjovimų, nes viduj patalpoj tai aš čia nepjausiu, reikia kažkur tai garažė. Bet to reikia susirasti kažkokių tai vamzdžių gabalų ar dar kažko. Tai va. Pažiūrėsim, ar šitas raktas čia laikysis ar neiškris. Aišku, čia labai nesaugu, kad jisai čia yra. Iškris, pataikys kur nors ant besisukančio disko. Šitaip jaunant, nežinau, kaip čia sugalvota taip įdomiai. Taip sugalvoja. Pasižiūrėsim. Šiaip aš manau, galios tikrai turėtų užtekti.
tokiem buitiniam papjovimam, aišku, tikrai nerekomenduoju tokio daikto profesionalam. Štai modelis, jeigu kam nors reikės. Ar kur nors užmatysit Lidle. Tokį aš nežinau. Na, o pabaigai, tai mes čia pažiūrėkim, kas šitą maišelį yra. Ką čia dar pridėjo? A, čia šepetėliai turbūt atsarginiai. Ai, be reikalo išdraskiau. Jo. Taip, angliukai mūsų varikliui. Jo, ai. Aš galvojau, čia va šitos va plasmasės fiksatoriai. O matot, kaip nedaskaityti iki galo instrukcijos. Tai reikia viską išsianalizuoti, skaityti. Dabar jau šitas, aišku, dangtelis, kad užsideda jis va taip. Ir čia turėtų užsifiksuoti. Taip, vienoj pusėje prisikabina ir kitoj pusėje užsifiksuoja. Aha, čia dar ir nagus nusilaužt galima. Ir nieko man čia nepavyko, žinokit, uždėti. Va, čia matot fiksatorius. Tai turbūt šitas kabinasi čia. Taip. Tada apsukam jį taip, iki galo. Ir bandom užtempti. Nu taip, va, žiūrėkit, matėt? Va čia užsikabino vienas kraštas, jau nusidaužiau nagus. Na, tai kaip reikia su pirštiniu dirbti. Ir dabar šitą užtempti reikia. Ant viršaus. Tai kad čia neįmanoma, ar aš ne tą pusę dedu. Nu, tą pusę dedu. Kitaip jisai neužsideda, tik tai šitaip. Va, viskas. Viskas labai paprastai, čia lengvai, čia nereikia jėgos. Viskas užsidėjo. Tai aišku, čia lekia kibirkštis į vidų tada jau. Aš nematau tada, kaip diskelis sukasi. Genialu, Vatsonai. Genialu. Dabar rankena vėl nebe toj pusėj. Ir šitas ir vėl nukrenta. Nesilaiko iš čia gerai. Užsifiksavo, bet nieko, man atrodo, jį reikia mesti. Jo, tai kam patogu, užsidedat akinius, nusiimat šitą apsaugą ir dirbat taip. Taip, dirbsim kaip normalų žmonės, ar ne? Tai tiek tos prezentacijos, atsiprašom už tokį trumpą video. Gal kam bus naudinga, gal kas jau praktikoje ir patys išbandėt, kaip jisai veikia šitas šlifuoklis. Gerai. Tvarkoj, pavasaris nelaukia, jau skuba pas mus, darbai irgi nelaukia, taigi nebegaišinu jūsų brangaus laiko ir sakau iki naujų susitikimų ir iki naujų video. Ate.